Sveiki, gerbiami kolegos, draugai, partneriai verslo ir visi kiti prisijungę šiandieną prie mūsų organizuojamo seminaro. Tokią idėją mes išdirbom, norėdami pasidalinti turbūt svarbiausiais darbo teisės pastarojo laiko klausimais ir norėdami pasidalinti tai, ką mes įžvelgiam ir tai, su kuo dirbam kiekvieną dieną, tai darbo kodekso pakeitimais ir kai kuriais labai reikšmingais pakeitimais darbo teisėje, gal su kuriais kiekvieną dieną, darbinė tvarka ne visada pavyksta sėkmingai susipažinti. Tai šiandien planuojam dirbti tarp 1,5–2 valandų, deja dėl dalyvių skaičiaus labai dėkojam, kad tiek mumis pasitikė žmonių ir tiek norinčių išgirsti, ką mes pasakysim. Negalėsim turėti klausimų sesijos, bet pasistengsim koncentruotai pateikti savo žinutes, užvesti ant kelio, galbūt kai kam kils minčių, kaip reikėtų susitvarkyti vieną ar kitą dalyką įmonei. Tai šiandien kalbėsim apie naujus darbo kodekso pakeitimus. Mantas Mikalopas pristatys, kas keitėsi pastaruoju metu darbo kodekse ir darbo teisėj. Apie nuotolinio darbo aktualius klausimus, kadangi hibridinis darbas nuotoliu dabar yra vienas, naujosios darbo teisės, turbūt viena iš krypčių, iš naujų tendencijų, ką reikėtų žinoti, kokie iššūkiai, kokia yra naujausia aukščiausio teismo praktika ir kokios taisyklės. Monika Sipavičiūtė pasidalins savo įžvalgomis. Dar vienas labai svarbus dalykas, kuris taip labai tyliai rinkoje atsirado, tai yra mažareikšmiai pažeidimai pagal valstybinės darbo inspekcijos teisės taikymo praktiką, kas yra labai svarbu ypatingai dėl užimtumo įstatymo taikymo, kokie atvejai yra laikomi mažareikšmiais pažeidimais, už ką valstybinė darbo inspekcija yra įsipareigojusi netaikyti administracinių sankcijų ir turtinės atsakomybės, žalos atsakomybės. Taip, ir apie tai kalbės Aistė Leščinskaitė ir garsioji mobilumo paketo byla. Irgi taip gana pakraščiukais matyt praėjo viešai, svarbus klausimas, daugiau galbūt orientuotas į konkretų ekonominės veiklos sektorių, tačiau brėžia tam tikras turbūt ir tarptautinės darbo teisės taikymo tendencijas. Akvilė Stoškutė-Bendorienė pasidalins taip pat ir įžvalgomis. Aš dalyvausiu epizodiškai, pabūsiu moderatoriumi, po seminaro įrašas bus pasiekiamas, jį bus galima gauti. Tai mūsų žavesios komunikacijos ekspertės Deimantė ir Neda padės šitą klausimą jums išspręsti. Tai tiek trumpai ir Mantai, scena jūsų. Taip, tai labą dieną dar kartą visiems, tai tikiuosi visi mato ir girdi. Ir kągi, aš tada pradėsiu, ačiū Viliui už pristatymą. Savo dalį tai yra pakalbėti trumpai, labai apžvelgti pokyčius darbo santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose, tai yra darbo kodekse ir dar viename, apie kurį pasakysiu. Tai tų pokyčių, sakykim taip, jeigu žiūrint kažkokių tai revoliucijų čia didelių nebuvo ir turbūt jų tikėtis nelabai reikėjo, nes, kaip sakant, valdžia prieš pasikeičiant drastiškų kažkokių sprendimų prieš rinkimus nenorėjo imtis darbo santykių srityje, galbūt mes kažko įdomesnio ir tokio labiau pakeičiančio pamatų sulauksime jau esant naujai valdžiai, bet tam tikri dalykai, kurie, sakykime, buvo svarbus kasdienėje veikloje ir kurie galbūt praktikoje buvo taikomi, tiesiog tai yra juodu ant balto įdedama į darbo kodeksą ir apie tai pasišnekėti mes šiandieną ir galime.
Tai pirmas pakeitimas, kuris šiai dienai yra galiojantis, tai yra įsigaliojo vasarą nuo birželio 21 dienos, tai yra tam tikras paketas, vadinkim taip, pakeitimų susijusių su darbuotojų garantijomis, tai ypatingai asmenų su negale. Tai čia vat pirmas pakeitimas, kurį jūs ir matot savo ekranuose, skamba taip. Reiškia, šiame kodekse nustatytos garantijos darbuotojui taikomos, kai jis darbdaviui pateikia negalios vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą ar kitą darbuotojo teisę garantiją patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, aišku, jeigu darbdavys jau tokius duomenis turi iš anksčiau. Tai kitaip sakant, ką mums dabar sako darbo kodeksas, jisai sako paprastą dalyką. Jeigu tu kaip darbuotojas nori pasinaudoti tam tikrą garantiją, kurią tau laiduoja darbo kodeksas, vadinasi, tu turi, kaip sakant, pateikti tam tikrus duomenis, įrodymus darbdaviui, kad iš tikrųjų tą garantiją gali pasinaudoti. Paprastas atrodytų dalykas, bet ir anksčiau yra kilę įvairiausių ginčių, tai ar čia darbdavys pats turi būti detektyvų ir aiškintis, reiškia, ar ne tenais kokios tos garantijos ten pas darbuotoją yra, ar ten nėra. Dabar mes juodom baltų turime tą taisyklę ir jeigu ten kažkoks ginčas su darbuotoju kilo, tai mes galim jam parodyti šitą taisyklę ir sakyti, žiūrėk, aš suprantu, kad tu nori gauti mamadienius, aš suprantu, kad tu galbūt nori gauti ilgesnės atostogas ir taip toliau ir panašiai, bet būk malonus, pateik tą pagrindžiantį, reiškia, įrodymą. Tai aš pats atsimenu, turėjau bylą tokią įdomią, reiškia, darbuotojas, kuris įspėtas apie atleidimą dėl perteklinės funkcijos, tai kaip ir jūs turbūt puikiai žinote, kad tokiu atveju turi garantiją būti perkeltas į kitas laisvas pareigas esančias toje darbovietėje. Ir aišku, į tas pareigas jis būna perkeliamas tuomet, kai jo atitinka kvalifikacija, sveikatos būklė, keliamus tom kitom pareigom reikalavimus. Ir darbuotojas, kaip sakant, to įspėjimo metu kažkaip tai nepasireiškia, kad turi tam tikrą kvalifikaciją. Darbdavys atitinkamai tų pareigų, kuriuose reikalinga atitinkama kvalifikacija, nepasiūlo, tada iškyla darbo ginčas ir darbo ginče darbuotojas atneša ir sako, reiškia, aš turiu tam tikrų kursų baigimo pažymėjimą, kas leidžia man dirbti laisvose pareigose, kurios buvo įspėjimo metu ir kurių man darbdavys nepasiūlė. Tai reiškia, ten buvo direktoriaus pavaduotojas atleidžiamas ir sako, mane kaip direktoriaus pavaduotoją atleido, ten dar buvo kažkokio tai slaugytojo pareigos ar ten kažkoks su socialiniam paslaugom susijusios pareigos, kur reikalingas tam tikras kvalifikacinis pažymėjimas, vadinkime. Ir kas yra juokingiausia, kad teismas, reiškia, pamatęs, kad tas darbuotojas iš tikrųjų tą kvalifikaciją atitiko, iš esmės nepasigilina į tą faktą, kad darbuotojas, nors ir atitiko tą kvalifikaciją, bet darbdaviui tai nebuvo pateikęs to įrodymo, kad jis tą kvalifikaciją atitinka. Pirmos instancijos teismas nusprendžia, kad atleidimas iš darbo neteisėtas, nes darbdavys neperkelia darbuotojo į būtent, reiškia, tas pareigas. Tai ačiū Dievui, kad apygardos teisme, apeliacinėje instancijoje sveikas protas laimi. Ir teismas iš esmės tarp eilučių pasako, kad darbdavys nėra aiškiaregys kažkoksai tai burtininkas, kuris čia nuspėtų ir žinotų, reiškia, ar ne, kokias čia garantijas darbuotojas turi, kokios jo ten yra profesinės, sakykime, kvalifikacijos ir jeigu jisai tą garantiją būti perkeltas į kitą darbą norėjo pasinaudoti, tai atitinkamai jisai ir turėjo pateikti tokį dokumentą. Tai štai teismų praktikoje jau ir tai buvo, kaip sakant, paaiškinta ir su tuo susidurta, bet štai dabar mes juodo ant balto turime tą tekstą, kurį turime ir šitoje vietoje tikrai darbuotojams yra pareiga, jeigu nori pasinaudoti tam tikrą garantiją, pateikti tokius duomenis darbdaviui. Atitinkamai čia dar aš įdėjau pakeitimą darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto, tai čia apskritai kalbant, ką sako šitas straipsnis, jisai sako taip, kad darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį savo iniciatyvą dėl svarbių priežasčių ir gauti, sakykime, mėnesio arba 2 mėnesių išeitinę išmoką, priklausomai ar dirbo iki metų ar virš metų. Ir tokiu būdu, kaip sakant, įspėti darbdavį viso labo prieš 5 darbo dienas. Ir viena iš tų svarbių priežasčių yra jūsų ekranuose, kuris skamba taip. Darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar negalios, čia toks redakcinis pakeitimas, arba dėl to, kad slaugo ar prižiūri šeimos narį, čia išvardinti tie šeimos nariai, ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Sakykime, anksčiau tas nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros poreikis.
Tai čia yra mintis, dvi turbūt mintis, į kurias galima atkreipti dėmesį. Tai pirmas dalykas, čia irgi žiūrint į teismų praktiką, šitas darbo kodekso pakeitimas ir yra atliktas, slaugimas. Tai jeigu aš pateikiu darbdaviui duomenys, kad aš slaugau šeimos narį, anksčiau kodekso nuostata skambėjo, kad namuose turėčiau slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį, kuriam nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis. Dabar žodis namuose išbraukiamas, vadinasi, jeigu aš turiu artimą žmogų, kurį man reikia slaugyti ir nebūtinai tą daryti namuose, bet galbūt ir kažkokio gydymo priežiūros įstaigoje, tai yra pakankamas pagrindas nutraukti darbo sutartį dėl svarbios priežasties ir pretenduoti į atitinkamas išeitinės išmokas, apie kurias aš jau minėjau. Tai toksai, sakykime, pirmas momentas, kad nebūtinai namuose, bet apskritai, jeigu slaugau ar prižiūriu. Ir antras dalykas yra, kur man krenta į akis, ar ne, kad šita garantija dėl artimojo, vadinkim, slaugos ar priežiūros galioja ne tik šeimos nariams, bet ir kartu su darbuotoju gyvenančiam asmeniui. Tai čia jau, kaip sakant, nieko naujo, bet kyla visada turbūt klausimas, o tai kaip čia dabar nuspręsti darbdaviui arba žinoti darbdaviui, kad darbuotojas atnešė, sakykime, kažkokią tai neįgalumo įrodymą konkretaus asmens, kuris tikrai gyvena su tuo darbuotoju, ne kaimyno ten Jono kokio nors, kad neįgalus ir reiškia, šiandien už tai mane atleiskit iš darbo, nes aš tariamai jį slaugysiu, bet iš tikrųjų kartu gyvenančio asmens. Tai jeigu mes grįžtame atgal į tą pirmą pakeitimą, apie kurį aš kalbėjau, tai vis dėlto čia pačiam darbuotojui reikia tikrai pagalvoti, kaip jisai parodys tą faktą, kad būtent tas žmogus, kuriam reikalingas slaugos poreikis, gyvena kartu. Tai vėlgi, ar tai ten bus kažkoks, nežinau, gyvenamosios vietos deklaracijos kažkokie duomenys, ar ten kokia nors, nežinau, nuomos sutartis, kur abudu nuomojasi ten iš nuomotojo kažkokį turtą, būtą ten ar panašiai, nežinau, reiškia. Bet iš esmės tai turėtų būti jau darbuotojo pasirūpinimas, kad jisai štai parodytų, kad yra tokia garantija, jisai nori išeiti iš darbo, gauti išeitinės išmokas išeidamas, nors išeina savo noru. Tai turėtų tuos duomenys pagrindžiančius, reiškia, šitos teisės normos taikymą pats ir pagrysti ir pateikti darbdaviui. Taip, toliau čia mes turime taisyklės, kurios yra dabar darbo kodekse papildomi šitie straipsniai 117 ir 119 penktosiomis dalimis, bet iš esmės tai nėra labai didelė naujiena, nes jau atsispindėjo ir kitose darbuotojų saugą sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Tai yra taisyklės, jos skamba taip, kad darbuotojai su negale gali būti skiriami dirbti naktį, jeigu to nedraudžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada ir tik su jų sutikimu. Tai analogiška taisyklė yra ir dėl viršvalandžių. Tai kaip sakant, matom tas taisyklės, jos tikrai buvo ir anksčiau, tiesiog dabar jos atsiranda darbo kodekse. Bet apskritai kalbant apie šitų pakeitimų, vadinkim, paketo, kurie yra susiję su asmenų negale, sakykime, esmę, tai aš reiškia, kad atskleisti tą esmę, kas norėta iš įstatymų leidėjo pusės padaryti, tai pacituosiu kelis dalykus iš aiškinamojo rašto, būtent įstatymų pakeitimo projekto, kur skamba taip. Asmuo su negale turėtų turėti teisę pateikti darbdaviui informaciją apie savo negalę, siekdamas tam tikrų garantijų, ką mes ir žiūrėjom, nustatytų darbo kodekse, tačiau tokios informacijos pateikimas neturėtų būti asmens pareiga prieš įsidarbinant ar dirbant. Kitaip sakant, jeigu anksčiau galiojo tokia taisyklė, kad asmuo turintis neįgalumą turėtų tokius duomenys pateikti prieš įsidarbindamas darbdaviui, nes nuo to priklauso, kokiom sąlygom jis gali dirbti, tai dabar yra sakoma, kad tokios pareigos asmuo su negale neturėtų turėti, reiškia, ar ne, pateikti darbdaviui tam tikrus duomenys. Toliau sako taip, asmenims su negale taikomas perteklinis reikalavimas pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbinant ar dirbant ir tais atvejais, kai jų darbo aplinkoje nenustatomi kenksmingi ar pavojingi profesinės rizikos veiksniai. Ir pažymėtina, kad visų įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikata, tarp jų ir su negale, privalomai tikrinama atsižvelgiant į konkrečioje darbo vietoje, atliekant konkretų darbą, nustatytus profesinės rizikos veiksnius, taip pat jei dirbama naktį ar pamainomis. Tai iš esmės sako ką? Kad asmuo su negale
neturėtų vien dėl to, kad jis turi negalią būti papildomai tikrinamas, o turėtų būti tikrinamas lygiai taip pat kaip ir kiti darbuotojai, jeigu yra tam tikri profesinės rizikos veiksniai būtent darbo vietoje, arba ten yra poreikis dirbti ten naktį, kaip sako, pamainomis, reiškia viršvalandžius. Tai tik tokiais atvejais. Na ir paskutinis dalykas, kas aiškinamajame rašte dar parašyta, tai čia kažkiek gal ir atsikartos, darbuotojų su negale saugos sveikatos užtikrinimas iš esmės nesikeis ir bus toks pat kaip ir kitų darbuotojų. Darbdavys vertina profesinę riziką konkrečioje darbo vietoje ir imasi priemonių nustatytai rizikai šalinti ar mažinti, įskaitant darbo vietos pritaikymą darbuotojo poreikiams, taip pat vadovaujasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos išvada dėl darbuotojo galimybės dirbti konkretų darbą. Ir čia svarbiausia turbūt gydytojas, tikrindamas asmens su negale sveikatą, vertins visą informaciją apie asmens su negale sveikatą, įskaitant NDNT, neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybos išvadą, nuo 24 sausio 1 dienos kitaip ta įstaiga vadinasi, ir pateiks išvadą, ar asmuo gali dirbti konkretų darbą bei rekomendacijas dėl darbo, nenurodydamas asmens negalios. Darbdavys nedisponuos ir netvarkys asmens duomenų apie jo negalę, siekdamas užtikrinti saugą ir sveikatą. Kitaip sakant, darbdavys siųsdamas kaip ir bet kurį eilinį darbuotoją tikrinti sveikatos, nurodo rizikos veiksnius, ar ten dirbs naktį, ar pamainomis, ar galbūt yra dar kažkokių rizikos profesinės veiksnių darbo vietoje, o gydytojas, matydamas iš darbdavio, reiškia informaciją, kokie yra rizikos veiksniai, matydamas, koks yra atėjęs konkretus asmuo, pasiema jo duomenis, pamato, kad yra neįgalumas ir pagal tuos visus duomenis sprendžia, ar pagal darbdavio nurodytos rizikos veiksnius toks darbuotojas turintis neįgalumą gali dirbti ar negali. Tai štai taip sudėliota visa schema ir ta naujiena, kad mažiau tų duomenų, reiškia, gaus pats darbdavys. Tai tokia pakeitimo yra esmė, jeigu kalbam, reiškia, apie šitą paketą. Taip, toliau, civilinio proceso kodekso pakeitimai ir atrodytų, prie ko čia dabar darbo teisė, bet čia mums yra svarbus darbo kodekso 150 straipsnis ir 4 jo dalis. Ką jinai sako, kad tais atvejais, kai yra pagrindas daryti išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio pagal darbo kodekso nustatytas taisyklės, jos yra tos išskaitos ribojamos pagal civilinio proceso kodekse numatytas taisyklės. Kitaip tariant, reiškia, ar ne, darbo kodeksas nukreipia į civilinio proceso kodeksą, ribodamas tam tikrą išskaitų iš darbuotojo darbo užmokesčio dydį. Tai dabar, jeigu žiūrėtume taip, kokie atvejai, kada gali daryti darbdavys vienašališką išskaitą iš darbuotojo darbo užmokesčio, tai tokiais atvejais, pirmas atvejis yra, jeigu darbuotojas padarė žalą ir geruoju jos nesutinka atlyginti, tai tada yra darbdavių galimybė daryti periodinės arba vienkartinę išskaitą. Toliau mes turime galimybę, jeigu, tarkim, darbuotojas vyko į komandiruotę, gavo tam tikrą avansų sumą tai komandiruotei, kaip sakant, tos komandiruotės metu būsimoms išlaidoms padengti. Ir atsitinka taip, kad jisai grįžta ir to avanso pinigų nebėra, o ar darbdavio naudai komandiruotės metu kažką išleido, pagrįsti negali. Išvyko į komandiruotę, nusipirko galbūt ten savo kažką gražaus, kokius tai ten kėdus, ar galbūt alaus atsigėrė su kolegomis, bet pagrįsti, kad tai darė darbdavio naudai, kažkaip tai reiškia nepavyksta. Tai tas avansas, kuris duotas, bet nepagrįstas, kad tai darbdavio naudai panaudota, irgi gali būti daromos išskaitos. Toliau, jeigu yra dėl kažkokių skaičiavimo klaidų permokėtas didesnis darbo užmokestis. Buhalteris suklydo, permokėjo daugiau darbuotojų negu priklauso, irgi išskaita gali būti daroma. Ir ketvirtas atvejis, tai yra, jeigu mes tiesiog avansų davėme darbuotojui atostogų, o darbuotojas neišdirbo tiems metams tenkančio atostogų dienų skaičiaus, kitaip sakant, gavo daugiau atostogų, negu kad darbo stažas atostogoms gauti. Tai šitoj vietoj irgi mes galim daryti išskaitą. Tai dabar, jeigu mes tą išskaitą nusprendžiame daryti, tą, sakykime, periodinę, tai čia mes ir atsiverčiame civilinio proceso kodekso pakeitimus, kurie yra numatyti ir kurie numato išskaitų dydžio ribojimus. Tai pirmas ribojimas yra toksai, kuris aktualus mums šiuo atveju yra, to aš čia ištimsiu tušinuką.
Taip, jeigu mes turime, sakykime, poreikį daryti išskaitą, tai iš algos dalies, kuri neviršyje minimalios mėnesinės algos dydžio, yra išskaitoma tokiu atveju nedaugiau kaip 10%. Tai reiškia, aš darydamas išskaitą, iš algos dalies, kuri neviršyje minimumo, galiu daryti tik tai 10%. Dabar, jeigu darau išskaitą iš algos dalies, kuri viršyje minimalią mėnesinę algą, bet neviršyje 2 minimalių mėnesinių algų dydžių, tai tokiu atveju galiu išskaičiuoti nedaugiau kaip 30% iš darbuotojo, reiškia, darbo užmokesčio ir kitų susijusių su darbo santykiais sumų. Ir tuo atveju, jeigu aš jau darau išskaitą iš algos dalies, kuri viršyje 2 minimaliasias mėnesinės algas, tokiu atveju aš jau galiu daryti 50% dydžio išskaitą iš tos dalies, kuri viršyje 2 minimaliasias mėnesinės algas. Tai toks yra, sakykime, pokytis. Anksčiau mes turėjome paprastesnę taisyklę, iki MMA yra 20%, virš MMA 50%. Tai dabar dar atsiranda ta diferenciacija, kad iki 1 MMA 10%, nuo 1 iki 2, reiškia, ar ne, čia matom 30 ir virš 2 MMA 50%. Tai vat, tikrai turėkite omeny, šitos taisyklės yra svarbios ir jos irgi, reiškia, turi būti taikomos, jeigu mes darome vienašališką išskaitą iš darbuotojo darbo užmokesčio. Na ir darbo kodekso pakeitimai, kurie buvo priimti, bet įsigalios nuo naujųjų metų, tai yra nuo 25 sausio 1 dienos. Aš čia įdėjau, aišku, ne visus, o tokius galbūt esminius, į kuriuos galime atkreipti dėmesį. Tai terminų skaičiavimas metais, mėnesiais ir savaitėmis. Tai šitoje vietoje mes turime, anksčiau turėjome tokią taisyklę, kad būtent dienomis, jeigu yra skaičiuojamas tam tikras terminas, ir paskutinė termino diena yra nedarbo diena, ten šventinė diena arba poilsio diena, tokiu atveju terminas yra nukeliamas į pirmą dieną, einančią po tokios, sakykime, šventinės ar ten poilsio dienos. Tai viskas tvarkoja, ta taisyklė visada buvo, bet atkreipiu dėmesį, jinai buvo darbo kodekse numatyta terminų skaičiuojant dienomis. Tokios pačios taisyklės nebuvo terminų skaičiuojant metais, mėnesiais, savaitėmis. Ir tada atsirasdavo klausimas, ar čia galima pagal analogiją taikyti civilinio kodekso tam tikras nuostatas ir taip toliau ir panašiai. Nes mintis yra tokia, kad pavyzdžiui, jeigu įspėjimas ten darbuotojo apie darbo sutarties nutraukimą sueina ten kokią Kalėdų dieną, tai kada mes turime jį atleisti? Ar pirmą dieną po Kalėdų, ar prieš Kalėdas, ar Kalėdų metu? Reiškia, na, tas klausimas iškildavo, nes tiesiogiai nebūdavo parašyta to darbo kodekse. Tai dabar po darbo kodekso pakeitimų atsiranda lygiai ta pati taisyklė, kuri sako, kad ir metais, mėnesiais, savaitėmis skaičiuojamas terminas. Iš esmės, jeigu baigėsi nedarbo arba švenčių dieną, jo pabaiga nukeliama į pirmą dieną po būtent, sakykime, tos švenčių ar poilsio dienos pabaigos. Tai irgi tokia, sakykime, taisyklė, jeigu mes sprendžiam tam tikrus klausimus dėl darbuotojų atleidimo ir panašiai. Beje, irgi ta pati taisyklė yra įvedama ir kadencijos pabaigai nustatyti. Tai irgi, jeigu kadencijos pabaiga jau taip sutampa, kad yra, sakykime, šventinė ten diena kaip pavyzdys, tokiu atveju laikoma, kad kadencija baigėsi pirmą dieną po tos šventinės dienos. Tai vat mes čia turėjome su Akvilė, kuri irgi čia šiandieną yra seminare pranešėja, vieną ginčą, būtent kur savivaldybės kontrolieriaus kadencija baigėsi sausio 1 dieną. Ir tada kyla klausimas, kaip turėtų darbdavys pasielgti, nes buvo tokia numatyta taisyklė, kad jeigu kadencija, reiškia, tęsiasi toliau po sausio 1 dienos, jinai dar prasitęsė ten berods 5 metam. Ir tada, aišku, darbdavys, norėdamas, kad ta kadencija nesitęstų, nusprendžia, kad reikia kažkaip tai tą, sakykime, sutartį nutraukti ir kadenciją pabaigti. Ir kyla klausimas, tai kada pabaigti? Ar sausio 2, kas pagal nesant terminų skaičiavimo taisyklės pakeitimų, kurie bus nuo naujų metų, reikštų, kad tarsi jau prasidėjo antra kadencija, ar vis dėlto reikėtų tada nutraukti ten, nežinau, gruodžio 29 dieną, nes buvo penktadienis ten kaip pavyzdys. Tai, na, kaip sakant, jau va tokioj situacijoje kyla ginčas nesant aiškios taisyklės, bet kadangi dabar jau mes turime tą aiškę taisyklę, tai jinai taip ir sako, kad net, jeigu kalbam apie labai konkretų dalyką kaip kadencijos pabaiga, ir jeigu kadencijos pabaiga sueina būtent nedarbo šventinę dieną, vadinasi, terminas nukeliamas tiesiog į 1 dieną po tos šventinės dienos.
Taip, smurtas ir priekabiavimas, čia labai minimalus pakeitimas, tai būtent to darbo kodekso 30 straipsnio 2 dalies, kuri kalba apie apibrėžimą paties smurto ir priekabiavimo. Tiesiog akcentas tame apibrėžime uždedamas, kad smurtas priekabiavimas gali būtent pasireikšti iš tam tikro fizinio asmens, tai yra galbūt ten kažkokio tai vadovo, galbūt kito asmens, kuris tą fizinį ar psichologinį smurtą, priekabiavimą įvykdo. Ir čia daugiau, kiek aš žiūrėjau irgi aiškinamą į raštą, tai šitas pakeitimas yra ryšim su administracinių nusižengimų kodekso pakeitimu, kuris numato ir įgalina valstybę skirti baudą arba nubausti, sakykime, ar ne, tą smurtautoją, priekabiautoją. Ir būtent dėl to, kaip sakant, darbo kodekse irgi atsiranda tas įvardyjimas, kad turi būti tas smurtas ar priekabiavimas įvykdomas iš tam tikro fizinio asmens ar juridinio asmens vadovo. Reiškia. Tai čia toksai galbūt susijęs su galimybė per kitą įstatymą taikyti tam tikras jau valstybės sankcijas tokiam asmeniui. Taip, toliau papildomos naudos darbuotojui ne tik darbo funkcijų jungime, bet ir gretinime. Tai čia mes turėjome darbo kodekso 35 straipsnio 7 dalį, kuri kalba, aš netgi ją turiu, kuri kalba apie tai, kad jeigu atlikdamas susitarime dėl papildomo darbo funkcijų jungimo, anksčiau taip ir buvo parašyta, reiškia, dėl papildomo darbo funkcijų jungimo numatyta papildoma darbo funkcija, darbuotojas dėl to įgyja teisę naudotis šiame kodekse ar kitose darbo teisės normose nustatytomis papildomomis teisėmis ar pareigomis, ilgesnių poilsio laikų, trumpesnių laikų atostogomis ir kita, jos šiam darbuotojui taikomos tik tada, kai atliekama papildoma funkcija ir tik tiek, kiek ji yra, reiškia, atliekama. Tai čia būdavo taip, jeigu pavyzdžiui aš turiu darbo sutartį, pasirašyta ten mano darbo sutartis 40 valandų per savaitę, aš gal pabandysiu netgi ir papaišyti, jeigu čia man pavyks, tarkim, ar ne, aš turiu darbo sutartį 40 valandų per savaitę, DS, taip. Ir turiu dar susitarimą dėl papildomo darbo, būtent jungimo, dėl darbo funkcijos jungimo būdo. Tai yra, kad aš dar papildomai ant viršaus, kaip sakant, liaudiškai, ar ne, dirbsiu 20 valandų per savaitę pagal tą, vadinkime, susitarimą. Tai, turiu tokį santykį, reiškia, ar ne, tai imkim taip, pagal darbo sutartį aš dirbu ten, sakykime, direktorium, o pagal tą susitarimą aš dirbu, tarkime, mokytoju. Taip, tai čia man priklauso kaip ir 20 darbo dienų atostogų, o čia man priklausytų, jeigu žiūrėčiau į mokytojo pareigybę, ten turbūt 40 darbo dienų per metus atostogų. Ir čia kildavo tada klausimas, tai kiek tokiu atveju tas žmogus turėtų iš viso atostogauti. Ar 60 dienų, ar 40 dienų, ar 20 dienų, ar dar kažkiek tai. Tai būdavo toksai aiškinimas, kadangi sako, kad jeigu atliekant papildomą darbą atsiranda papildoma garantija, tai jinai taikoma tiek, kiek yra dirbama. Tai kitaip sakant, pažiūrime, kad tai yra pusė etato grubiai, 20 valandų. Tai reiškia, kad tada tu turėtum čia turėti 20 darbo dienų papildomai atostogų, nes 40 dalinam iš 2 ir kadangi tu pagal darbo sutartį dar turi 20, tai iš viso vis tiek tu atostogausi 40, reiškia, darbo dienų. Tai buvo vienas iš aiškinimų tokių, kaip taikyti tą 35.7 dalį. Kas dabar atsitinka ir kur yra pokytis, išbraukiamas žodis, kad šitos garantijos, apie kurias aš kalbu, taikomos tik tai darbo funkcijos jungimo atveju. Vadinasi, net jeigu aš ir taikau darbo funkcijos gretinimą, kas reiškia, kad per 40 valandų aš atlieku ir direktoriaus pareigas, ir mokytojo pareigas, ir neskirstau atskirai kažkaip tai to darbo laiko, vadinasi, reiškia, vis tiek man ta garantija į padidintą poilsį turėtų būti taikoma ir pagal tai, kaip aš skaitau, tai reikštų, kad iš esmės, jeigu aš per 40 valandų atlieku ir mokytojo, ir direktoriaus darbo funkciją, ko gero, aš vis tiek atostogausiu 40 darbo dienų. Tai piešiasi, reiškia, toksai vaizdas, jeigu taip žiūrime į šitų pakeitimų esmę. Taip, grįžtam čia. Pranešimas sodrai apie direktoriaus darbo pradžią. Tai iš tikrųjų būdavo tokia ganėtinai kurioziška situacija, kad pavyzdžiui, jeigu mes šiandieną atšaukėme įmonės vadovą, direktorių,
Automatiškai mes sprendime, čia jau žiūrint iš akcinių bendrovių įstatymo, iš įmonių teisės pusės, sprendime dėl seno vadovo atšaukimo turime ir paskirti asmenį, kuris bus naujasis vadovas, nes įmonė be vadovo būti negali. Tai tarkim, šiandien yra penktadienis, lapkričio 15 diena. Šiandieną aš priimu sprendimą vadovą atšaukti iš darbo ir štai Jonas atšaukiamas, Petras tampa naujojų direktoriumi. Viskas tvarkoj, įmonių teisės prasme čia jokių problemų, bet darbo kodekso prasme mes turime nuostatą, kad apie darbuotojo darbo pradžią reikia pranešti sodrai prieš 1 darbo dieną. Tai vadinasi, kas atsitinka, kad aš jeigu noriu, kad jau šiandien pradėtų pilnavertiškai kaip darbuotojas pradėti dirbti direktorius, to negalėčiau padaryti dėl to, kad jis gali pradėti dirbti tik tai rytoj, nes šiandieną aš turiu pranešti sodrai, kad jis nuo rytojaus pradės dirbti. Rytoj yra šeštadienis, tai nuo pirmadienio, tarkim. Tai tas kuriozinė ta situacija, kur tarsi direktorius dalį dienos arba visą dieną įmonė yra be direktoriaus, darbo santykių prasme, tai jinai yra pataisoma ir štai dabar yra nuspręsta, kad pranešimas apie vienasmenio valdymo organo įdarbinimą arba direktoriaus gali būti teikiamas sodrai 1 valandą iki darbo pradžios. Tai tiesiog, toksai, sakykime, logiškas, sakyčiau, pakeitimas. Ir šitoj vietoje, kiek man teko matyti socialinės apsaugos darbo ministro dabartinio vis dar komentarą, tai kad vis dėlto yra kažkada siekis, kad ir kitiems darbuotojams, nebūtinai direktoriui, atsirastų tokia pati taisyklė. Mano manimu, tai būtų logiška, nes jeigu man reikia šiandien darbuotojo, yra poreikis staigiai, reiškia, ar neatsirado kažkoks poreikis, tai aš tarsi negaliu jam leisti šiandien dirbti, dėl to, kad sodrai reikia pranešti šiandien, o tik nuo rytojaus jisai galės pradėti dirbti. Tai kodėl nepadaryti tos pačios valandos, kad aš dabar įdarbinau, nes man labai reikėjo, pranešiau, po valandos žmogus startuoja ir man padeda tenkinti tuos darbo poreikius, kurie man yra reikalingi. Tai galbūt, tikėkime, toksai pakeitimas ir kada nors ir atsiras. Taip, darbas švenčių dienų išvakarėse, tai taip mes turime tą taisyklę, kad darbuotojų darbas dirbant, sakykime, prieš šventinę dieną turėtų būti trumpinamas 1 valanda. Problema atsiranda tose įmonėse pas tuos darbdavius, kurie vykdo tokią veiklą, vadinamą nepertraukiamą veiklą, tai yra, kur negaliu stabdyti gamybos, dirba 3 pamainos kaip pavyzdys ir tiesiog negaliu trumpinti, taip išeina ta valanda tos, sakykime, prieš šventinės dienos arba pamainos. Tai darbo kodeksas nuo 25 sausio 1, tai yra nuo naujųjų metų, numato tą taisyklę, kad taip, jeigu dėl nepertraukiamo, vadinkime, to darbo pobūdžio įmonėje nėra galimybė sutrumpinti dienos išvakarėse šventinės dienos, tai tokiu atveju taip, darbuotojas dirba pilną savo numatytą dieną arba pamainą, tiesiog už tai yra apmokama kaip už viršvalandinį darbą. Tai irgi, jeigu taip žiūrint, tai nėra labai didelė naujiena, nes ir anksčiau toks iš darbo inspekcijos aiškinimas buvo, bet štai dabar mes tą turime, kaip sakau, juodo ant balto parašytą darbo kodekse nuo naujųjų metų. Ir paskutinis pakeitimas, apie kurį šiandieną, kaip sakant, užsiminsiu, tai yra dėl viršvalandinio darbo. Tai atsiranda tokia taisyklė nuo naujų metų, kad darbdavys viršvalandinius darbus gali nurodyti dirbti tik tai su darbuotojo rašytiniu sutikimu, išskyrus ten išimtinius atvejus, kai ten reikia užtikrinti vėlgi kažkokį tai nepertraukiamumą, ar ten kažkas neatvyko į darbą iš tų, kas turėjo pakeisti, ar ten kažkokia tai nelaimė gaivalinė ten atsitikusi ir panašiai. Tai šitoj vietoje, jeigu taip tiesiog aš noriu skirti darbuotoją dirbti viršvalandžius, tai turėtų būti ne šiaip sutikimas faktinis, bet reiškia rašytinis. Tai dabar čia yra keli niuansai, apie kuriuos verta pakalbėti. Tai pirmas dalykas yra, ką reiškia rašytinis. Tai jeigu mes žiūrime darbo kodekso 25 straipsnio 2 dalį, jojegi yra taisyklė, kad rašytiniam dokumentui yra prilyginamas elektroninis, vadinkime, dokumentas arba komunikacija įprastai naudojamomis elektroninės komunikacijos priemonėmis, kai galima nustatyti siuntėją gavėją, siuntimo gavimo laiką ir išsaugoti turinį, kuris yra pateiktas. Tai vadinasi, pagal šitą taisyklę, jeigu mes norime darbuotoją skirti dirbti viršvalandžius, tai jo tas rašytinis sutikimas gali būti puikiausiai išreikštas SMS žinute,
Viber, Messenger, ten kokiomis bendravimo priemonėmis, elektroniniu paštu ir netgi iš esmės gali būti dokumentų valdymo sistemoje. Tas iš esmės atspindėta, uždėta kažkokia varnelė, kad taip aš sutinku dirbti viršvalandžius atitinkamų laikų. Tai žiūrėkime tai paprasčiau, yra toks reikalavimas, būtų gerai jį įgyvendinti, bet galima tą tiesiog paprasčiau įgyvendinti per elektroninės formas, tikrai ten nereikia lakstyti su tais popieriais, taupant gamtą, reiškia, pas kiekvieną tą darbuotoją. Ir kitas niuansas, kuris dėl šito kyla, tai darbdaviai dabar klausia, sako, o tai gal mes galime įsirašyti ten į darbo sutartį ar pasidaryti kažkokį tai susitarimą, kad darbuotojas iš anksto duoda visais atvejais į ateitį rašytinį sutikimą, kad jisai dirbs viršvalandžius tada, kada darbdavys jam palieps. Na ir jeigu jisai, kaip sakant, pradeda konkludentiniais veiksmais dirbti, vadinasi, taip ir yra, jo sutikimas tas iš ankstinis rašytinis tarsi tai duotas jau yra, o jau toliau pagal faktą jisai tiesiog dirba tuos viršvalandžius. Nu, tai čia aš pasakysiu taip, toksai susitarimas yra šiek tiek rizikingas, nes, nu ir ne šiek tiek, gal taip galiu pasakyti, nes jeigu ir žiūrime į teismų praktikos pavyzdžius, tai tie iš ankstiniai susitarimai, o ne ad hoc, kaip sakant, tuo atveju, kai reikia duodami, jie vertinami, nu, kritiškai, vadinkim taip, ar ne? Tai pavyzdžiui, jeigu aš parašysiu tokį įsidarbindamą sutikimą darbo sutartyje, kad visais atvejais aš sutinku, kad būtų iš mano algos išskaitoma žala 50%, jeigu aš padarysiu žalos. Tai tikrai garantuoju, kad kai kils ta žala ir kai jūs padarysite tokią išskaitą pagal tokį iš ankstinį susitarimą, jums teismas pasakys, ne, gerbėmėjai, reikėjo konkrečiu atveju, kai žala paaiškėjo, atsisėsti su darbuotoju ir spręsti to žalos klausimą, ar jisai sutinka, kad būtų išskaičiuota ar ne, o ne kažkoks tai iš ankstinis susitarimas visiems gyvenimo atvejams. Tai tas pats su atostoginių mokėjimų kartu su alga. Nu tai ten kodeksas aiškiau galbūt, bet pasako, kad kiekvienu iš esmės atskirų sutikimų gali būti tai daroma, tai yra atostoginiai mokami kartu su alga. Tai ne kažkoks bendras generalizuotas priimant darbuotojų darbą visiems atvejams taikomas sutikimas, bet tuo atveju, kada tai atsitinka. Tai mano supratimu irgi čia rizika yra, jeigu aš iškart pasakysiu, kad tau visais atvejais reiškia, tu visiems gyvenimo atvejams į priekį sutikai dirbti viršvalandžius. Ne, nu tai gali kilti tas klausimas, darbuotojas ateis, sakys, va šituo atveju aš, būčiau nesutikęs, nes galbūt yra kažkokių tai šeimininių aplinkybių, dėl ko aš būčiau tuo konkrečiu metu nesutikęs dirbti viršvalandžių. Tai čia tikrai tą siūlau, taip sakant, atsargiai pasižiūrėti. Na ir jau pats paskutinis dalykas, kadangi jau ir mano laikas baigėsi, tai net ir šitą taisyklę aš matau kaip tokį tam tikrą argumentavimo įrankį darbo ginčuose. Tai jeigu darbuotojas ateis ir sakys, kaip kad būdavo dabar, aš dirbau ten tiek ir tiek viršvalandžių tenais, dabar man prašau teisme priteiskite tenais tuos viršvalandžius. Tai aš tada irgi galiu kelti klausimą, atstovaudamas darbdavį, palauk, tai ar buvo dirbama su tavo rašytiniu sutikimu? Tai paieškokim to rašytinio sutikimo, ar tavęs darbdavys prašė to sutikimo. Nes pagal teismų praktiką, jeigu dirbama viršvalandžiai dirbami be darbdavio leidimo, žinios arba darbuotojo sutikimo, tai nebūtinai yra viršvalandinis darbas. Tai šitoj vietoj galbūt net ir darbo ginčų jau prasme žiūrint, tas gali būti naudojama kaip argumentas ginantis nuo galbūt ne visada pagristų reikalavimų apmokėti viršvalandinį darbą. Tai aš iš savo pusės norėjau pasakyti tiek, ačiū uždėmesį ir turbūt tada atgal perduodu Viliui žodį. Ačiū kolega už išsamų pristatymą. Koncentruotai, aiškiai, kam reikia ruoštis, kur į ką atkreipti dėmesį ir nedelsdami keliaujam toliau. Nuotolinis darbas, nauja praktika, aukščiausio teismo išaiškinimai, pagrindinės taisyklės. Monika pasidalins savo žiniomis šiuo klausimu. Taip, sveiki, tikriausiai tikiuosi viskas matosi ir girdisi. Tai aš esu advokatų profesinės bendrijos Vaidant teisininkė Monika ir šiandien norėčiau Jums pristatyti pranešimą nuotolinio darbo tema.
Norėčiau apžvelgti teisinius iššūkius bei naujausią Lietuvos aukščiausiojo teismo praktiką. Pastaraisiais metais, kaip visi žinome, nuotolinis darbas mums tapo tikrai neatsiejama mūsų profesinio gyvenimo dalimi. Mes prisitaikėme prie nuotolinio darbo, o daugelis įmonių nuotolinį darbą įtraukė ir į įprastą praktiką. Tačiau nepaisant tokio plataus nuotolinio darbo paplitimo, su nuotoliniu darbu susijusių neaiškumų ir ginčių vis dar kyla. Šie klausimai ir išryškina mums, kad nuotolinio darbo praktika yra sudėtinga ir reikalaujanti aiškių ir išsamių taisyklių. Tai, kad susidurėme su nuotolinio darbo reglamentavimo spragomis tam tikromis, įrodo ir tai, kad šių metų spalio mėnesį buvo priimta Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis būtent susijusi su nuotolinio darbo organizavimu. Tai visa tai mums patvirtina, kad nuotolinio darbo tvarka yra esminė reikšmę turintis dalykas kasdieniam darbo organizavime. Visų pirma, norėčiau apžvelgti, ką mums sako darbo kodeksas. O būtent darbo kodekso 52 straipsnis reglamentuoja nuotolinį darbą. Pradėčiau nuo pirmos dalies, kuri mums sako, kad nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį, visą arba dalį darbo laiko su darbdaviu suderinta tvarka atlieka nuotoliniu būdu. Iš šios dalies išskirčiau tokį klausimą ir padiskutuočiau plačiau, tai kada tas nuotolinis darbas bus darbo organizavimo būdas, o kada tai gali būti sutartinė sąlyga. Yra du variantai. Tai pirmasis, kai darbdavys taiko tokią praktiką, jog darbuotojas gali pasirinkti, ar nori eina į darbą, o jeigu nenori, lieka dirbti iš namų. Tai čia mes būtinai turime turėti nuotolinio darbo tvarką ir tenai susireglamentuoti visus nuotolinio darbo organizavimo ypatumus. Antrasis variantas yra, kai mano darbovietė, ofisas yra, tarkim, pereikime per pavyzdį, Vilniuje, o aš gyvenu Palangoje ir sudarant darbo sutartį, jau man čia yra labai svarbu, kad aš dirbčiau visada nuotoliu. Tai aš nesudarysiu darbo sutarties, jeigu ta sąlyga nebus įtraukta į mano darbo sutartį. Čia šiuo atveju jau nuotolinis darbas gaunasi kaip sutartinė sąlyga. Taip pat, jeigu pasilikime prie šio varianto, kad dirbu iš kito miesto ir, tarkim, darbdavys manęs prašo atvykti į Vilnių, tai galim irgi įsitraukti sutartį, kad tai bus traktuojama kaip komandiruotė. Nes aš turėsiu atvykti ir jeigu dar komandiruotė truks ilgiau nei vieną dieną, tai man darbdavys turės mokėti dienpinigius. Toliau apžvelgčiau antrąją šio straipsnio dalį, kuris sako, jog dirbti nuotoliniu būdu yra skiriama darbuotojo prašymu arba šalių susitarimu. Taigi ši dalis įtvirtina kaip ir dvi alternatyvas, kad yra arba darbuotojo prašymas arba šalių susitarimas. Taip pat ši dalis įtvirtina, žinoma, ir išimtį, kada ir kokiamis sąlygomis darbdavys turi tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliu. Tai ta išimtis yra susijusi su tuo, kad jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per didelės sąnaudas, darbdavys privalo tenkinti socialiai jautresnės darbuotojų grupės prašymus. Tai pavyzdžiui, jeigu to prašo nėščia darbuotoja, neseniai pagimdžiusi darbuotoja, krūtimi maitinanti ar darbuotojas auginantis vaiką iki 8 metų ir taip toliau. Tačiau atkreipkim dėmesį, kad likusių darbuotojų prašymų tenkinimo ir atmetimo tvarka darbo kodekse nėra reglamentuota. Dėl šios priežasties turime prisiminti, kad tokia tvarka ir turi būti įtraukta į darbdavio nuotolinio darbo politiką. Taip pat iš šios dalies išskirčiau klausimą, tai geriau prašymas ar šalių susitarimas. Jeigu įmonėje yra įprasta imti prašymus dėl nuotolinio darbo, tai šalia visada turime turėti nuotolinio darbo tvarką ir joje jau susireglamentuoti prašymų teikimo tvarką, atmetimo ir kitokias sąlygas būtent susijusias su tuo.
Jeigu įmonėje nėra daug darbuotojų ir turime galimybę su kiekvienu iš jų sudaryti atskirus susitarimus, tai visas tas nuotolinio darbo tvarkos sąlygas įtraukime į susitarimą, kad ir ten viskas būtų detaliai reglamentuota. Čia taip pat su susitarimu yra šioks toks kabliukas, nenorėčiau per daug išsiplėsti, bet noriu paminėti, kad jeigu įmonė yra įsisteigusi Lietuvoje, o darbuotojas dirba nuotoliu iš užsienio, tai priklausomai nuo trukmės, kurią jis dirbs užsienyje, darbdaviui gali tekti mokėti mokesčius užsienio valstybei. Tačiau čia yra mokestiniai klausimai ir individualiai reikėtų vertinti kiekvieną situaciją. Toliau norėčiau aptarti ir trečiąją dalį šio straipsnio, kuris sako, kad skiriant dirbti nuotoliniu būdu, raštu nustatomi darbo vietos reikalavimai, darbui suteikiamos naudoti priemonės, aprūpinimo jomis tvarka, naudojimosi darbo priemonėmis taisyklės. Tačiau labai svarbu atsiminti ir žinoti, kad ši straipsnio dalis nustato tik pagrindines sąlygas. Tačiau kaip darbas nuotoliniu būdu yra organizuojamas, kokios yra darbdavio ir darbuotojo teisės bei pareigos ir kitos svarbios darbo sąlygos, tai darbo kodeksas nereglamentuoja ir darbdavys privalo nusistatyti savo vidinėje nuotolinio darbo tvarkoje. Toliau pereikime prie irgi labai svarbios šios straipsnio dalies, tai 5, kuri mums sako, kad darbuotojo dirbtas laikas apskaičiuojamas darbdavio nustatyta tvarka, o savo darbo laiką darbuotojas skirsto savo nuožiūrą. Čia išskirčiau 2 vietas - darbdavio nustatyta tvarka bei savo nuožiūrą, darbuotojas tvarko savo darbo laiką. Iš pirmo žvilgsnio kaip ir viskas aišku, tačiau įsidėmėkim, kad nesant detalaus ir tinkamo darbo laiko apskaitos reglamentavimo, mes labai plačiai atveriam duris ginčams, nesusipratimams ir kitokio pobūdžio piktnaudžiavimams tiek iš darbuotojo, tiek iš darbdavio pusės. Štai, ką mums sako DK, o toliau norėčiau pereiti prie to, o kokiagi buvo Lietuvos aukščiausiojo teismo pozicija. Tai šių metų spalio 8 dieną Lietuvos aukščiausiasis teismas nutartimi pateikė išaiškinimą būtent dėl nuotolinio darbo organizavimo. Išskirčiau iš šios nutarties keletą dalykų. Tai visų pirma, kad teismas pasakė, jog darbo kodekso 52 straipsnis, kurį mes jau aptarėm prieš tai, leidžia spręsti, kad nuotoliniam darbui yra būdingas ir dar vienas papildomas požymis, jog jis vyksta būtent pagal nustatytą nuotolinio darbo tvarką. Lietuvos aukščiausiasis teismas išaiškino, kad nuotolinį darbą dirbantis darbuotojas nėra nuolatinėje darbdavio priežiūroje, todėl darbdaviui pasirinkusiam taikyti nuotolinį darbą tenka pareiga ir nusistatyti tokio darbo organizavimo tvarką, nusimatyti ypatumus, bendravimo tvarką, darbo laiko apskaitos taisyklės, darbo vietai keliamus reikalavimus. Čia mums svarbu atkreipti dėmesį ir į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Taip pat darbo priemonių naudojimo tvarką, išlaidų kompensavimą ir panašiai. Iš šios Lietuvos aukščiausiojo teismo pozicijos aš bent jau norėčiau siųsti esminę žinutę darbdaviams tokią, kad jeigu darbdavys neturi nuotolinio darbo tvarkos, bet taiko nuotolinį darbą, visa atsakomybė kris darbdaviui. Būtent šioje byloje teismas nutarė, kad iš darbdavės pusės nebuvo įrodytos aplinkybės, jog darbdavė būtų sukūrusi aiškias ir tinkamas taisyklės, kaip organizuojamas nuotolinis darbas, kaip vykdoma tokio darbo apskaita, kokia tvarka teikiami ir vertinami prašymai dirbti tokį darbą, kaip darbuotojas turi bendrauti su darbdaviu. Taigi, mums čia yra svarbu, kad neužtenka kažkokio tai papročio, kažkokios sistemėlės, nusistovėjusios praktikos, ar kažkur kažkas kažką pažymėjo, pateikė prašymą ar nepateikė, bet visa tai turi būti detaliai reglamentuota nuotolinio darbo tvarkoje. Taip. Toliau kitas svarbus aspektas yra tai, kad darbuotojas, kaip ir minėjau, yra atsakingas už savo darbo laiką ir jo apskaitos tvarkymą.
Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad darbdavys turi aiškiai reglamentuoti ir supažindinti darbuotoją, kaip vykdoma darbo laiko apskaita dirbant nuotoliniu būdu ir kaip bus fiksuojamas jo darbo laikas. Žinoma, darbdavys gali turėti interesą ir kontroliuoti darbuotoją, tačiau tai turėtų daryti nepažeisdamas darbuotojo privatumo, jo asmens duomenų apsaugos. Tai pavyzdžiui, darbdavys galėtų patikrinti, ar darbuotojas vykdo jam pavestas funkcijas, fiksuodamas darbuotojo prisijungimą prie tam tikrų sistemų, fiksuoti aktyvų ir pasyvų prisijungimo laiką. Taip pat galėtų kontroliuoti ne pagal darbo laiko apskaitą, bet pagal atliktų darbų ir jų rezultatų fiksavimą ir panašiai. Būtent šioje byloje teismas nurodė, kad darbdaviai nebuvo aiškiai ir detaliai reglamentavusi nuotolinio darbo organizavimo tvarkos. Taigi ir darbo apskaitos taisyklių, bendravimo taisyklių. Pavyzdžiui, per kiek laiko darbuotojas turi atsakyti į praleistą skambutį ar laišką, kokių taisyklių laikytis darbuotojui planuojant savo darbo laiką ir panašiai. Tai čia žinutė, kad net ir tokios iš pirmo žvilgsnio labai smulkios detalės yra itin svarbios organizuojant nuotolinį darbą. Toliau norėčiau aptarti ir poziciją dėl prašymų tenkinimo. Taigi, kaip ir minėjau, darbo kodekso 52 straipsnio antra dalis reglamentuoja tik tokių prašymų atmetimo ir tenkinimo tvarką dėl socialiai jautresnės kategorijos darbuotojų. Tačiau dėl kitų darbuotojų prašymų tenkinimo ar atmetimo tvarkos įstatymas nereglamentuoja, todėl darbdavys turėtų tai įsitraukti į savo nuotolinio darbo organizavimo tvarką. Čia mums tampa akivaizdu, kad darbuotojui negali būti aiški tik prašymo dirbti nuotoliu pateikimo ir užregistravimo tvarka, bet turi būti aiški ir prašymų tenkinimo tvarka, sąlygos, priežastys, dėl kurių darbuotojui toks prašymas nebūtų tenkintas. Kokias aplinkybės darbdavys turėtų vertinti kaip būtinybę leidžiančią dirbti iš namų. Taigi, tokios, manyčiau, esminės Lietuvos aukščiausiojo teismo išaiškintos taisyklės. Toliau norėčiau Jums pateikti kelias rekomendacijas būtent dėl nuotolinio darbo organizavimo. Tai visų pirma, jeigu taikote nuotolinį darbą, mums reikia persižiūrėti nuotolinio darbo tvarkas. Ar jos detalios, ar jos pakankamai reglamentuotos, ar visi aspektai aptarti, ar atsižvelgta į visas svarbias detalės. O tuo atveju, jeigu dar neturite nuotolinio darbo tvarkos, tai būtinai pasirenkite. O jeigu dar netaikote nuotolinio, bet ketinate taikyti nuotolinio darbo organizavimą, tai irgi būtinai išsames, atsižvelgiant į šias pastabas, būtina pasirinkti. Antra rekomendacija, tai reikėtų išsigryninti, atsiprašau per šoką, reikėtų išsigryninti, kokiu pagrindu darbuotojai yra leidžiami į nuotolinį darbą. Ar tai susitarimas, ar tai yra prašymas. Jeigu prašymas, tai ar esate apsirašę tokių prašymų tenkinimo, netenkinimo tvarką. Ar darbuotojas žino, kokiais atvejais jo prašymas gali būti tenkinamas, o kokiais ne. O su susitarimu, tai pasižiūrėkime, ar tikrai detaliai tame susitarime viską esame nusirodę. Trečia rekomendacija, tai turim įsitikinti, kad darbuotojai yra supažindinti su nuotolinio darbo tvarka ir žino ją, ir taip pat yra supažindinti su saugiamis ir sveikatai nekenksmingomis darbo sąlygomis, dirbant būtent nuotoliniu būdu. Ir žinoma, paskutinė rekomendacija, bet tikrai viena iš svarbiausių, tai yra komunikacija su darbuotojais. Nevenkite komunikuoti su jais, nes tai mums yra labai svarbu ir tai bus lengviau išvengti ginčų ir nesusipratimų įgyvendinant savo teises ir pareigas, bei užtikrins, kad jūs veiksite sąžiningai ir nepiktnaudžiausite teise. Tai šiandien iš manęs tiek. Ir labai buvo malonu, ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų. Ačiū Monika už išsamų pranešimą. Tapo, tikiuosi, gerokai aiškiau, ką reikia padaryti, detalus planas, kaip pasiruošti, kaip susireguliuoti ir geri patarimai. Ačiū Monika. Tai toliau keliaujam
prie kitos temos, pakankamai turbūt svarbios ir skaudžios Lietuvos verslui. Šiandieną išgirdom dar vieną blogą žinią verslui apie teltonikos problemas susijusias su centrinės valdžios ir matyt veikimu arba kitaip tariant neveikimu. Na ir turbūt kasdieniai praktikoje dažnai susiduriam su institucijų tam tikrų, gal sakyčiau, pernelyg griežtų požiūrių į tam tikrus nusižengimus, kurie labai formalūs. Tai Aistė pasidalins įžvalgomis dėl institucijos, šio konkrečiai valstybinės darbo inspekcijos, pažadėtos taikyti praktikos, kokių pažeidimų valstybinė darbo inspekcija nelaikys tokiais, už kuriuos turi būti taikomos sankcijos, kaip minėjau pačioj pradžioje, kartais ir labai skausmingos, ypatingai jeigu tai liečia užsieniečių įdarbinimą. Na ir kokiu čia žabangų darbo inspekcija paliko savo šitame išleistame teisės akte. Tai prašau, Aiste, scena jūsų. Taip, tai ačiū pirmiausia kolegoms už pristatymus, Viliui už renginio moderavimą, kažkaip gyvesnis jisai tampa. Na ir aš gal tik vėliau sureaguok, ar skaidrės gerai rodosi, nes šiek tiek buvo trikdžių. Matosi viskas gerai? Pamažintos, tai reikia kai kam akinių. Puikiai dabar. Gerai? Liuks. Čia reikia laiko, kol kompiuteris supranta, kad šėrinam skaidrę. Tai va, tai aš iš ties pradėsiu savo pristatymą nuo blogų naujienų ir tada pereisiu prie geresnių. Žinot, čia kai gaunam klausimą, tai ką pirmą, gerą ar blogą, tai dažnu atveju pasirenkam blogą ir tada gerą desertui. Tai aš irgi tokiu būdu pasirengiau savo pranešimą. Na ir pirmoji skaidrė apie užimtumo įstatymo pasikeitimą nuo Liepos 1, tai daugiau apie pažeidimų pasekmes. Na ir tikriausiai neretas iš čia susirinkusių esat susidūrę su atvejais, kai įmonė yra nubaudžiama dėl nelegalaus darbo. Na ir nepaisant to, įmonėje nelegalus darbas buvo užfiksuotas esant įmonės tyčiai, na ar žmogiškai klaidai, pamiršus pranešti sodrai prieš vieną darbo dieną, prieš dieną prieš darbo pradžią, nesudarius darbo sutarties, nors buvo pranešta sodrai, na ir jokio siekio organizuoti nelegalų darbą nebuvo. Na ir kas dar nespėjo susipažinti su teisės aktų pokyčiais įsigaliojusiais nuo Liepos 1, tai trumpai galime apžvelgti, kokie pasikeitimai yra įvykę sankcijų atžvilgių, esant šiuo atveju nelegaliam darbui. Na ir jeigu anksčiau įstatyme nustatyta bauda juridiniam asmeniui neatrodė tokia labai didelė, nes vis dėlto pažeidimas rimtas, kas buvo nuo 868 eurų iki beveik 3000, pakartotinis jau daugiau nuo beveik 3 iki apie 6000 bauda. Tai nuo Liepos 1 darbdaviai juridiniai asmenys, turiu omenyje, nelegaliai darbinę darbuotoją, turės sumokėti netaip jau mažai. Tai baudos minimali riba yra, ten skaičiuojama minimaliais mėnesio atlyginimais, tačiau jeigu taip imant sumą domėn, tai nuo 2700 iki 11 000, čia esant vienam pažeidimui, už kiekvieną nelegaliai dirbusią asmenį. Tačiau jeigu pažeidimas padarytas pakartotinai per pastaruosius 2 metus, tai nei daug, nei mažai. Maksimali riba yra 22 000. Tai čia žinot, kaip tam anekdotė, čia jau pinigai reiks susimokėti. Tai baudos dydis be abejo priklausys nuo to, ar darbdavys sutiks legaliai darbinti ir sumokėti nelegaliai dirbančiam asmeniui sumą 3 mėnesio minimalių atlyginimų. Bet čia detalės. Na ir pažeidimai atitinkamai administracinių nusižengimų kodekse
Fiziniam asmeniui, na tai nuo 1 000 iki 5 000. Tai ties pasiekmėmis daug neapsistosiu, nes tema ne visai apie tai, tačiau reikia nepamiršti, kad pasiekmės yra ne tik finansinės, kurios nuo Liepos 1 tapo tikrai skausmingos, bet ir visos kitos, pavyzdžiui, konstatavus nelegalų darbą, tai apsunkinimai dalyvauti įmonėje viešuosiuose pirkimuose, subsidijų gavimas, be abejo, trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo ribojimai. Ir dar nekalbu apie reputacinės pasiekmes, kurios, žala sunkiai išmatuojama. Tai kaip ir sakiau, tiek apie blogas naujienas, bet pereikim prie gerų, kaip vis dėlto tų baudų galbūt bus galima ateityje išvengti. Vis dėlto teismuose šiuo metu yra gana gausiai nagrinėjama bylų, kai darbdaviai skundžia paskirtas baudas dėl pažeidimų. Ir dažnu atveju tie pažeidimai buvo padaryti dėl žmogiškos klaidos, neapsižiūrėjimo, nesistemiškumo, ir neturint, tarkim, siekio nelegaliai darbinti asmenis. Tačiau teismai gana formaliai sprendžia šios klausimus, ir dažniausiai atmeta darbdavių reikalavimus panaikinti baudas, kadangi sprendžiama pagal, iš esmės pagal faktą, pavyzdžiui, pažeidimas atitinka nelegalaus darbo požymį, todėl bauda paskirta pagrįstai ir aplinkybių, kodėl įvyko toks nelegalaus darbo faktas nelabai vertinama. Taigi šiuo atžvilgiu gali pasitarnauti mums šiek tiek pagelbėti ateityje įsigaliojęs darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo teisę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų pripažinimo mažareikšmiais tvarkos aprašas. Toks ilgas pavadinimas, bet vartosim turbūt mažareikšmių pažeidimų aprašas šiandien pranešime. Tai iš esmės jis apibrėžia pažeidimus kaip nesukeliančius finansinės žalos valstybei, nepažeidžiančius darbuotojų socialinių garantijų, ir pašalintus per patikrinimą ar iki jo. Tai aptarsim paeiliui, kokie pažeidimai visgi bus laikomi mažareikšmiais. Tai vienas iš jų leidimo užsieniečių pakeisti darbdavį neturėjimas, ir kelios sąlygos. Tai čia galim praktiškai pažiūrėti į šią situaciją, su kuria ir patys savo veikloje esam susidūrę. Tai tokie atvejai dažnai pasitaiko, kai įmonė, tarkim, veikia grupėje, kelios įmonės priklauso tiem patiem asmenim, įmonės įdarbina didelį skaičių užsienio piliečių, ir vykdant įvairius procesus bendrovėse, darbuotojai yra perkelinėjami iš vienos įmonės į kitą. Kaip minėjau, savininkai net gali įmonių sutapti. Ir dar prie viso to ir darbo sutartį sudarinėja visų įmonių vardu tas pats darbuotojas įgaliotas, tarkim, ir iš tiesų dėl žmogiškos klaidos sudaroma ne su ta įmonė, kuriai yra gautas, tarkim, leidimas pakeisti darbdavį ir panašiai. Tai galim labai suprasti, kad kai 4-3 įmonės reziduoja tame pačiame kabinete, tai tokia žmogiška klaida jinai tikrai gali pasitaikyti. Tai toks pažeidimas galės būti pripažintas mažareikšmiu, kai darbdavys įdarbina užsienietį, trečiosios šalies pilietį be leidimo pakeisti darbdavį, kai tokį leidimą reikėjo gauti. Kitų punktų. Ne, gerai. Tai tokiu atveju tokio leidimo neturėjimas galės būti mažareikšmis, jeigu pažeidimą pastebėjo pats, ir pažeidimą pašalino iki patikrinimo. Tai reiškia, kad jeigu darbdavys pats, 4 akių turbūt principų veikdamas, vėliau sudaręs darbo sutartis, vis dėlto peržiūrėtų, ar teisingai buvo sudaryta ir nustačius pažeidimą jį pašalintų pats, pamatytų, kad, tarkim, leidimas pakeisti darbdavį buvo išduotas ne tai įmonei, ne tam darbuotojui, galėtų tokį pažeidimą pašalinti. Taip. Toliau apie pranešimus apie socialinio draudimo pradžią. Tai tokie pažeidimai apima situacijas, kai
darbdavys pateikia vieną CSD pranešimą, na, tai žinom tą klasikinį pranešimą sodrai apie įdarbintą asmenį prieš darbo pradžią. Tai aprašas vis dėlto numato kelias išimtis, kada galės tokie pažeidimai būti pripažinti mažareikšmiais. Tai pavyzdžiui, kai darbdavys pateikia pranešimą pirmą darbo dieną darbuotojo, tai vėlgi tikrai pasitaiko ir esam turėję praktikoje ginčių, kai darbdavys vis dėlto siekia ginčyti paskirtą baudą, nes nebuvo tyčios ar siekia nuslėpti, vykdyti nelegalų darbą. Ir vis dėlto ginčija dėl žmogiškos klaidos motyvuoja padarytą pažeidimą. Tai vis dėlto dabar toksai pažeidimas galės būti pripažintas mažareikšmiu, jeigu pastebėjo darbdavys pats. Tai tuo atveju, jeigu darbuotojas pradėjo dirbti ir darbdavys padarė pažeidimą, nes nepranešė iš vakaro apie socialinio draudimo pradžią, gali jis padaryti tą pirmą darbo dieną iki patikrinimo pradžios pasitikrinti. Ir patikrinimo pradžios kriterijus čia labai svarbus, kadangi juo siekiama išvengti vis dėlto piktnaudžiavimo, kai darbdaviai siektų vis dėlto įrodinėti, kad darbuotojas tik šiandien pradėjo dirbti, nespėjom pranešti, todėl pažeidimas mažareikšmis. Už tai pradžios kriterijus patikrinimo pradžios yra svarbus šiuo atveju. Tai turbūt rekomendacija persižiūrėti padarytus galbūt pažeidimus ir juos išsitaisyti, jeigu taip yra įvykę. Ir atvejai, kai vienas SD pateikiamas vėliau, kaip pirmą darbuotojo darbo dieną, tai tos pačios taisyklės galioja, kad iki VDI patikrinimo pradžios pats darbdavys pastebėjo pažeidimą ir jį pats pašalino. Tai tas pats kriterijus. Ir dar yra keli kriterijai apraše nurodyti, kurios turėtų toks pažeidimas atitikti, kad būtų galima jį pripažinti mažareikšmiu. Tai socialinio draudimo data turi sutapti su darbuotojo darbo pradžia. Toks vienas dar kriterijus, kad darbdavys nepateikia ar pavėluotai pateikia vienas SD pranešimą dėl objektyvių priežasčių. Ir kaip pavyzdys nurodytas, kad neveikia sodros sistema arba buvo kažkokie tai sistemos trukdžiai ir darbdavys turi to įrodymus. Tai jeigu taip atsitiko, tai turbūt reikėtų rinkti kažkokius taip ekrano nuotraukas, print screenus ir tokiu atveju juos laikyti, kadangi kaip vienas iš kriterijų pripažinti pažeidimą mažareikšmiu. Vėlgi bus vertinami ir tokie atvejai, ar buvo siekis nuslėpti darbo santykius, tai tokiu atveju yra būtina turėti jau sudarytas darbo sutartis. Ir valstybinė darbo inspekcija pagal aprašą vis dėlto turėtų vertinti, ar tai pranešimas pateiktas darbdavio iniciatyva, ar nebuvo kažkokio konflikto su darbuotoju. Ir dar vienas kriterijus pateikus vėliau, kaip pirmą darbuotojo darbo dieną, tai turi nebūti nustatyto sistemiškumo. Tai dėl šito kiek aš abejoju, nes pavyzdžiui, kaip vienas iš kriterijų yra įvardinta sistemos neveikimas, tai ką daryti, jeigu neveikia sistema ir yra 5 darbuotojai, dėl kurių nebuvo galima pateikti pranešimą. Tai sistemiškumas su objektyviom priežastim neveikia sistema, šiek tiek gali keistai atrodyti, nes jeigu tiesiog negalėjom pateikti pranešimo dėl to, kad neveikia sistema, bet įdarbinom ne 1, o 2 darbuotojus ar 5, tai turbūt jau būtų sistemiškumo kažkoks tai požymis. Ir pažeidimai susiję su pateikimais pranešimo apie Lietuvoje įdarbintus užsieniečius. Tai situacija, kai darbdavys vėluoja pateikti pirminį pranešimą LDU,
arba nepateikia patikslinančio LDU pranešimo, na tai pavyzdžiui, nutraukus neterminuotą darbo sutartį, nepateikiamas pranešimas apie darbo santykių pabaigą. Na ir vėlgi aprašas siūlo kelis atvejus, kada gali būti toks nepateikimas pirminio ar patikslinto LDU pranešimo pripažintas mažareikšmiu. Tai pirmiausia, kaip vienas iš kriterijų vėlgi iki VDI patikrinimo pradžios turi būti pateikiamas toks pranešimas, kad vėlgi nebūtų piktnaudžiavimo, kad VDI atėjo, tada pateikiam, turim patys vis dėlto nusistatyti tuos savo pažeidimus. Na ir tenkinami vėlgi kriterijai, tai jie šiek tiek skiriasi nuo mano prieš tai minėtų, kai yra pateikiamas vienas SD pranešimas apie darbo santykių pradžią. Tai LDU pranešimo atveju kriterijai yra sistemiškumas, tai turi būti kiti LDU pranešimai pateikti laiku. Na ir darbdavys ėmėsi priemonių vėlavimo prevencijai. Na ir čia per 2 mėnesius LDU visi pranešimai pateikti yra laiku. Tai toks kaip vienas iš kriterijų, kad jeigu 2 mėnesius iki VDI patikrinimo pateikiam visus LDU pranešimus gerai, tai tada laikoma, kad gali būti pažeidimas pripažintas mažareikšmiu. Na ir atkreipiu dėmesį, kad čia nėra kriterijaus dėl sistemų neveikimo ar veikimo. Tai toks, nežinau, ar klaida apraše, ar taip turi būti. Na ir kalbant apie patikslintus LDU pranešimus, tai turi būti pateikiamas iki VDI patikrinimo pradžios arba per 5 darbo dienas nuo VDI rekomendacijų gavimo. Na ir dar vienas atvejis, kai pažeidimai gali būti pripažinti mažareikšmiai, tai kalba yra apie skaidriai dirbančio identifikavimo, apie darbuotojus, kurie dirba be skaidriai dirbančio identifikavimo kodo. Tai pažeidimas gali būti laikomas mažareikšmiu, jeigu jis pašalinamas iš karto. Tai yra patikrinimo metu VDI inspektoriaus akivaizdoj. Na tai suprantam, kad QR kode yra užfiksuota informacija iš sodros duomenų, tai yra apie apdraustą asmenį, jo vardą, pavardę, draudėją, matoma, ar asmuo apdraustas, ar verčiasi individualia veikla, ar veikia kaip ūkinės bendrijos narys, komandiruojamas užsienietis, na ir panašiai. Tai jeigu asmuo neturi tik QR kodo, kuris talpina savyje visą tą informaciją, tačiau veikia legaliai, tai QR kodo sugeneravimas laikomas kaip mažareikšmis pažeidimas. Na ir įdomybių šiek tiek radome ir apraše, tai netgi įdėjau citatą, kad nesuklaidinčiau jūsų, tai jeigu taip pažodžiui skaitant, tai šiek tiek pacituosiu, pažeidimai laikomi mažareikšmiais, jeigu šie reikalavimai nėra įtraukti į atitinkamą kontrolinį klausimyną, pagal kurios atliekamas patikrinimas. Na ir išskyrus, ten jau netiek svarbu. Tai pažodžiui skaitant panašu, kad pažeidimai laikomi mažareikšmiais, jeigu reikalavimai neįtraukti į kontrolinį inspektavimo klausimyną, tai mano supratimu aprašas pripažįsta mažareikšmiais pažeidimus, kurie ir šiaip savaime nėra pažeidimai. Tai, nebent praktikoje galbūt kažkaip kitaip bus taikomas šis punktas, bet aš kol kas jį suprantu taip. Na ir galiausiai pažeidimai, kurie nepripažįstami mažareikšmiais, tai čia kaip ir nieko labai stebinančio, tai pirmiausia, dėl pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai, tai aprašas vis dėlto pažymi tokius atvejus, jeigu atsiranda rizika kritimų iš aukščio, griuvimo, virtimo rizika, apsinuodijimo cheminėmis medžiagomis ir panašiai. Tai esant pažeidimui, kur kyla tokia rizika, jis negalėtų būti pripažįstamas mažareikšmiu.
mano prieš tai minėtas kontrolinis klausimynas, tai jeigu ten yra įtrauktas atitinkamas klausimas, tai pažeidimas vėlgi negali būti pripažįstamas mažareikšmiu. Na, tie tradiciniai nelegalaus, nedeklaruoto darbo, savarankiškos veiklos, užsieniečių darbinimo tvarkos pažeidimai ir QR kodo tie pažeidimai, na, skaidriai dirbančio asmens identifikavimo pažeidimas, na, išskyrus tuos mažareikšmius, kuriuos jau aptarėm. Taip pat pažeidimai susijęs su socialinėmis garantijomis, tai darbo užmokesčio nemokėjimu, darbo ir poilsio režimo nesilaikymu ir panašiai. Be abejo, atvejai susijęs su smurtu ir priekabiavimu darbe negali būti pripažinti mažareikšmiai. Na ir bet kokie kiti pažeidimai, kuriems yra būdingas sistemiškumas, na, arba jie yra padaryti tyčia. Tai tiek iš manęs apie mažareikšmius pažeidimus. Tikiuosi, šiek tiek palengvins jūsų dalį, organizuojant darbus. Tai dėkui. Ačiū, Aiste, už pranešimą. Tikimės ir mes, kad bent kiek prisidės šitas teisės aktas arba, kitaip tariant, išankstinis įsipareigojimas institucijos nebausti dėl tam tikrų atvejų. Kaip ir girdėjom, Aiste pasidalino įžvalgom apie tai, kad neapsieita matyti ir be tam tikrų vėlgi pinklių, vertinant, kas yra pažeidimas ir kas yra mažareikšmiškumas, todėl kad anksčiau kontroliniai klausimynai, kada jie atsirado, tai buvo institucijos pažadas tikrinti pagal kontrolinį klausimyną. Tai reiškia tikrinti tuos klausimus, kurie yra kontrolinėme klausimyne. Tai turbūt išvada, kurią ir tą kalambūrą, kurį pristatė Aiste, kelia klausimą, ar ne, kaip gali būti nustatytas pažeidimas iš dalykų, kurie nebus tikrinami. Tai pažiūrėsim, kaip čia klostysis praktika, nes paprastai kontrolinių klausimynų pagalba nustatyti pažeidimai dažnai atkeliaudavo kaip tik su rekomendacijom. Bet dabar atrodytų, kad lyg ir nelaiko institucija mažareikšmis. Taip, kad čia yra gera žinia, kad atsirado toks sąrašas, turbūt nelabai gerai, kad jisai vis tiek liko nelabai aiškus. Tai ačiū labai, Aiste, už išsamų pranešimą ir keliaujam toliau prie garsiosios mobilumo paketo bylos ir kolegė Akvilė pristatys trumpai pagrindinius dalykus, ką turbūt kai kam reikia žinoti, nes labai aktualu, kai kam reikia žinoti, nes tai formuoja tam tikrą darbo teisinių santykių taikymo tendenciją Europos Sąjungoje ir anksčiau ir vėliau tam tikros panašios taisyklės, reguliacinės matyt mechanizmas gali atkeliauti ir į kitas ekonominės veiklos sritis. Taip, prašom, Akvilė. Aš gal pasitikslinsiu pirmiausia, ar matosi visos skaidrės, viskas tvarkoj? Matom langus, dabar matom skaidrę. Gerai, tvarkoj, dėkui. Tai sveiki visi. Taip, mobilumo paketo byla, aišku, jinai gal labiau aktuali vienam sektoriui, bet kadangi tas mūsų transporto sektorius iš esmės yra didelis ir pirmauja pagal darbo ginčus, pagal statistiką, aplenkęs jau ir statybų sektorių, kuris anksčiau labai ilgą laiką pirmaudavo, tai norim atkreipti dėmesį būtent į šitą bylą. Kadangi ne visi turbūt žino, kasgi yra, prašau, čia truputėlį, kas yra tas mobilumo paketas, tai reikėtų pradėti nuo pristatymo paties, ar ne, kasgi yra tas mobilumo paketas ir apie ką mes kalbame. Ar matosi antra skaidrė, nes kažkaip man čia keistai rodo. Pabandyk iš naujo pasikraut. Gerai.
Kaip dabar? Dabar gerai. Tvarkoj. Taip, tai pradėkim nuo to, kasgi tas mobilumo paketas, nes galbūt ne visi yra susipažinę su pačia sąvoka ar ne. Tai mobilumo paketas taip yra plačiai žinomas pavadinimas. Iš esmės tai yra bendros taisyklės ES šalyse dirbantiems vežėjams. Jos aktualios komercinė kelių transporto veiklą vykdantiems subjektams ir patvirtintos Liepos mėnesį 20 metais, bet iki šiol jau praktiškai 4 metus vyko byla dėl tam tikrų taisyklių, kurios yra įtrauktos į tą mobilumo paketą. Taip, koks buvo pirminis tikslas mobilumo paketo, tai buvo suvienodinti sąlygas visose ES šalyse veiklą vykdantiems vežėjams, kad nebūtų diskriminacijos nei tarp įmonių, nei tarp pačių vežėjų tarpusavyje, kadangi vis tiek ES skirtingos valstybės turi skirtingą ekonominę poziciją, ne, ir skirtingas taikomas sąlygas savo darbuotojams. Tai norėta suvienodinti, tuo pačiu sektorius susiduria ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai ES su problema, kad sunku pritraukti į jį naujus kvalifikuotus darbuotojus, labai daug šitame sektorėje dirba trečiųjų šalių piliečių. Tai tam, kad būtų patrauklesnis, norėta pagerinti darbuotojų sąlygas. Na ir vienas iš tikslų buvo padidinti saugumą kelyje, užtikrinant vėlgi siejant tai su darbuotojų darbo sąlygomis, kai darbuotojas yra pailsėjęs, pavalgęs ir turi geras sąlygas darbui, jo nuotaika yra geresnė, jis vairuoja saugiau. Vėlgi taip pat tokiu būdu, suvienodinant taisyklės, norėta skatinti sąžiningą konkurenciją, kad iš mažiau ekonomiškai išsivysčiusių šalių vežėjai vykdantys veiklą negalėtų taip smarkiai pigiai konkuruoti su kitomis šalimis, kurios didesnį darbo užmokestį moka ir geresnės sąlygas taiko savo darbuotojams. Tai dėl ko kilo patys pirminiai nesutarimai ir dėl ko apskritai kilo šita byla. Tai dalis valstybių, tarp jų ir Lietuva, nesutiko su tam tikromis mobilumo paketo nuostatomis susijusiomis su vairuotojų grįžimu į gyvenamą vietą ar vežėjo veiklos centrą. Tai mobilumo paketas numato, kad turėtų vairuotojas grįžti į veiklos centrą arba gyvenamą vietą kas 3 arba 4 savaitės, priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių. Tada vairuotojų poilsis turėtų būti savaitinis poilsis arba kompensuojamas poilsis turėtų būti organizuojamas ne transporto priemonėje, ką labai dažnai praktikuoja transporto įmonės, ar ne, vairuotojai dažniausiai ilsisi ne viešbučiuose, o vilkiko kabinoje. Tai mobilumo paketas numato, kad toks poilsis gali būti tik tais trumpalaikis, o jeigu ilsimasi savaitinį poilsį arba kompensuojamą poilsį, tai turėtų būti organizuojamas poilsis tinkamame būste. Taip pat buvo numatyta transporto priemonės sugrąžinimas į šalį, kurioje registruotas vežėjas kas 8 savaitės. Tai čia vienintelis šitas reikalavimas buvo patenkintas ir tuo jau spėta pasidžiaugti viešai, ar ne, kad nebereikės grąžinti tų transporto priemonių kas 8 savaitės, nes nebuvo paskaičiuotas ekonominė nauda arba žala šito dalyko, lygiai taip pat nepaskaičiuota, koks poveikis būtų ekologijai, jeigu važinėtų tie tušti vilkikai kas 8 savaitės. Taip pat mobilumo paketas numato įdiegti antros kartos tachografus į transporto priemonės ir žymėti sienos kirtimą. Jeigu anksčiau vilkikų vairuotojai galėjo tiesiog sustoję poilsiui pažymėti sienos kirtimą šalies, kurioje ilsisi, tai dabar atsirado reikalavimas kiekvieną kartą kirtus sieną, iš karto ją kirtus pažymėti arba pirmoje sustojimo vietoje.
Ir numatyti mobilumo pakete tam tikri kabotažo operacijoms taikomi ribojimai, kad kurį laiką po paskutinės kabotažo operacijos negalėtų tuo pačiu vilkiku ta pati įmonė vykdyti naujos kabotažo operacijos toje šalyje. Tai kadangi šitas webinaras skirtas iš esmės darbo teisiniams santykiams, tai aš apžvelgsiu du aspektus, kurie čia mums svarbus iš darbo teisės pusės, tai vairuotojų grįžimas į gyvenamą vietą ar vežėjų operacijų centrą ir vairuotojų poilsis tinkamai pritaikytame būste. Tai dabar, kas susijęs su vairuotojų grįžimu, kaip minėjau, vairuotojai į vežėjo registracijos šalį arba savo gyvenamą vietą privalo grįžti per 4 savaitės, per 3 savaitės ir pasinaudoti bent vienu normaliu kassavaitiniu poilsiu, būtent grįžę arba į savo gyvenamą vietą, arba į darbdavio veiklos centrą. Dabar, kodėl įmonės ir ne tik įmonės, ir valstybės nesutinka su šituo reikalavimu ir jam prieštaravo ir bandė įrodyti, kad tas reikalavimas yra perteklinis. Ne? Tai buvo bandyta teigti, kad vairuotojai gali nenorėti grįžti į vieną iš nurodytų vietų. Ir tas yra aktualu ir Lietuvai, dėl to, kad Lietuvoje transporto sektorioje, kaip žinome, daugiausiai dirba trečiųjų šalių piliečiai ir jie su Lietuva nedaug bendro ir turi. Ne, jie tik tiek, kad įsidarbina, bet realiai jokių socialinių ryšių, jokių interesų Lietuvoje jie neturi. Tai jiems nėra taip labai svarbu, ar jie ilsėsis Lietuvoje, ar jie ilsėsis kažkur kitoj valstybėje, kuri lygiai taip pat jiems yra negimtoji ir lygiai taip pat jie ten irgi ryšių neturi. Taip pat šalys narės teigia, kad neaišku, kaip turi būti organizuojamas tas grąžinimas, ar darbdavys gali įpareigoti patį darbuotoją grįžti, ar jį turi pargabenti. Tai mobilumo pakete nėra detalizuotas šitas aspektas. Na ir taip pat nurodė, kad neaišku, kas yra laikoma vairuotojo gyvenamąja vieta, kas vėlgi yra svarbu su trečiųjų šalių piliečiais, nes, kaip žinom, gavę leidimą Lietuvoje, trečiųjų šalių piliečiai turi deklaruoti kažkokią gyvenamąją vietą Lietuvoje, lygiai taip pat ir kitose valstybėse. Tai ar tas grąžinimas turėtų būti į tą deklaruotą gyvenamąją vietą darbdavio valstybėje, ar tas grąžinimas turėtų būti į gyvenamąją vietą, iš kurios darbuotojas yra kilęs, nėra visiškai aišku. Taip pat šalys narės teigia, kad neaiški taisyklė, ar pirmiausia reikia grąžinti į veiklos centrą ir po to į gyvenamąją vietą, ar galima tiesiog į gyvenamąją vietą grąžinti. Koks eiliškumas turėtų būti ir ar būtinai turi darbuotojas aplankyti abu tuos taškus. Vėlgi valstybės narės argumentavo, kad tai yra neekonomiška ir neekologiška, nurodydamos, kad darbuotojai turėtų grįžti, pavyzdžiui, su tuščiu vilkiku, jeigu nėra jokio krovinio į grįžimo šalį. Ir kągi pasakė teismas, tai teismas pirmiausia akcentavo patį tikslą. Ar ne? Kokie gėriai yra saugomi būtent šituo mobilumo paketu ir dėl ko buvo priimta tokia pozicija ir teismas, aišku, atmetė šalių reikalavimus ir sprendė, kad tokie mobilumo pakete nuostatos tokios įtvirtintos, jos yra pagrįstos ir tinkamos. Taigi teks jų laikytis. Teismas pritarė komisijai, kuri taip pat byloje dalyvavo ir teikė savo išvadą ir poziciją dėl mobilumo paketo, kad ilgi laikotarpiai toli nuo namų kenkia vairuotojų sveikatai visų pirma. Todėl, kad jie tinkamai nepailsi, nuolatinį stresą patiria, būdami vilkike, jie nuolat turi saugoti krovinį, negali nuo jo toli atsitraukti. Dėl to pavargsta, pašlyja sveikata.
Na ir sveikata, kaip vienas iš tokių saugomų gėrių, yra pagrindas suteikti darbuotojams geresnės sąlygas ir trumpinti jų komandiruotės laiką. Taip pat nurodė Teisingumo teismas, kad svarbu yra pritraukti į sektorių darbuotojų, kaip jau minėjau, kadangi jų trūksta ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai visoje Europos Sąjungoje. Tai pagerinus sąlygas, tikėtina, kad atsiras daugiau kvalifikuotų darbuotojų, kurie norėtų dirbti šitame sektoriuje. Taip pat teismas pasisakė, kad labai svarbu yra darbuotojo laisva valia. Tai yra akcentavo, kad darbuotojui nėra pareigos grįžti. Darbdaviui yra pareiga organizuoti grįžimą. Tai reiškia, darbdavys privalo pasiūlyti grįžti, nurodyti, kad vairuotojui, tarkim, tavo komandiruotė jau baiginėjasi, prašau, informuoju, kad tau yra nupirktas bilietas, tarkim, autobusu, autobusiuku, mikroautobusu iš tos vietos, tą valandą gali grįžti ir lauksim tavęs arba veiklos centre, arba gali grįžti į savo namus. Tai vairuotojas neprivalo su tuo sutikti, jis gali nuspręsti, kad galbūt jisai sustojo kažkur Italijoje ir Ispanijoje, jam kaip tik savaitinis poilsis ir jis visai mielai ten ir pailsėtų vietoje, kurioje sustojo. Jeigu darbuotojas aiškiai atsisako ir tai yra darbuotojo valia, tai darbdaviui nekyla pareiga organizuoti jo grįžimo ir neturėtų būti darbdaviui taikomos sankcijos už tokio vairuotojo negrąžinimą. Vėlgi, kaip ir Mantas minėjo pirmoje dalyje, ar ne, šito webinaro, tai neturėtų būti išankstiniai sutikimai vairuotojų visiems gyvenimo atvejams, kad visada sutinka komandiruotės vietoje ilsėtis ir nenori grįžti po 3 ar 4 savaičių, kaip tai numatyta. Tai turėtų būti prašymas ad hoc, konkrečiu metu, konkrečioje vietoje, kad aš šiuo metu nenoriu grįžti, aš noriu šitą konkretų savo savaitinį poilsį praleisti būtent toje vietoje. Dabar, aišku, šitas sprendimas turi tam tikrus finansinius aspektus ir nemažus. Jeigu dabar organizuojamos komandiruotės ir ilgą laiką organizuojamos komandiruotės, kurių trukmė 2 arba 3 mėnesiai, tai sutrumpėjus komandiruotėms galimam komandiruočių laikui atsiranda papildomų įsipareigojimų darbdaviui grąžinti tuos darbuotojus į veiklos centrą arba darbuotojo gyvenamąją vietą ir su tuo susijusių kaštų. Tai Teisingumo teismas įvertino, kad gali būti neigiamas ekonominis poveikis kai kuriems darbdaviams, bet pažymėjo, kad tas neigiamas ekonominis poveikis turi būti derinamas su teigiamu poveikiu darbuotojų socialiniai apsaugai. Tai šituo atveju tas neigiamas ekonominis poveikis darbdaviams teismo vertinimu nenusvėrė teigiamo poveikio vairuotojų socialiniai apsaugai. Taip pat teismas pažymėjo, kad sugrįžimui reikalingas laikas yra ne poilsio, o darbo laikas ir už sugrįžimą turėtų darbdavys padengti išlaidas. Na ir reikėtų tą sugrįžimą organizuoti nenumatyto poilsio dienomis, o anksčiau iki prasidedant poilsiui. Prielaida, kad norint grąžinti vairuotoją namo arba veiklos centrą būtinai turi būti naudojamos sunkiasvorės transporto priemonės teismo vertinimu yra klaidinga. Grąžinimą galima organizuoti įvairiais skirtingais būdais, tiek lengvaisiais automobiliais, lėktuvu, autobusu, traukiniu ar bet kokia kita transporto priemonė. Nebūtina vilkiko grąžinti kartu su vairuotoju. Ir taip pat teismas akcentavo, kad transporto įmonė neprivalo imtis veiksmų, organizuojant konkretaus vairuotojo grąžinimą, jeigu jis informavo apie nenorą. Tai ką aš ir akcentavau, kad jeigu konkrečiu atveju darbuotojas atsisako grįžti, tai darbdaviui nekyla pareiga jo grąžinti, bet išlieka tam tikras finansinis niuansas, kurį kitoj daly paminėsiu, dėl darbuotojo poilsio būtent kitoje valstybėje.
Taip pat atsakant į šalių argumentus, kad neaišku, kur yra darbuotojo gyvenamoji vieta ir kur yra veiklos centras, teismas nurodė, kad įprastinė gyvenamosios vietos valstybė yra ta valstybė, kur yra darbuotojo interesų centras. Tai jeigu mes kalbam apie trečiųjų šalių piliečius, kurių daugiausia ir dirba šitame sektoriuje Lietuvos įmonėse, ne, tai jų gyvenamoji vieta būtų greičiausiai ne Lietuva, kur jie neturi įprastinio jokio interesų centro, o kitos valstybės, trečiosios šalys, Azerbaidžanas, Uzbekistanas ir visos kitos, iš kurių tie darbuotojai yra atvykę. Aišku, grąžinimas į gyvenamąją vietą būtų ir ekonomiškai darbdaviams daug sunkesnė našta ir laiko sąnaudos grįžti į tokias tolimas valstybės iš tikrųjų būtų smarkiai per didelės, tai greičiausiai, dažniausiai vairuotojai yra grąžinami į veiklos centrą. Tai jeigu kalbam apie Lietuvos įmonės, tai į Lietuvą, iš kur paprastai jie ir išvyksta ir sugrįžta po savo komandiruočių bei gauna nurodymus būtent iš veiklos centro toje valstybėje. Taigi, vairuotojų poilsis, normalių kassavaitinio poilsio ar bet kokiu ilgiau nei 45 valandas trunkančių kassavaitinio poilsio laikotarpiu vairuotojui draudžiama ilsėtis transporto priemonėje. Tai jeigu iki šiol buvo tikrai labai paplitusi praktika, kad vairuotojai ilsisi vilkiko kabinoje, tai mobilumo paketas tą leidžia tik trumpais laikotarpiais, kai reikia pailsėti ilgesnį laiką, vairuotojui turėtų būti suteikiamas tinkamas būstas, kuriame yra ne tik miegamoji vieta, bet ir sanitarinės patalpos. Tai vadinasi, kabina vilkiko netinka jau vien dėl to, kad joje nėra sanitarinių patalpų. Ir už tokį būstą be abejo turi mokėti darbdavys. Kodėl šalys narės nesutinka su šita mobilumo paketo nuostata? Tai dėl to, kad iš vienos pusės nėra pakankamai saugomų stovėjimo aikštelių. Aišku, vežėjų interesas yra apsaugoti ne tik vairuotojų suteikti tinkamas poilsio sąlygas, bet ir apsaugoti tiek savo vilkikus, tiek jais vežamą krovinį. Tai tam, kad vilkikas būtų saugus, norisi, kad jis būtų tinkamoje aikštelėje. Tačiau šalia tų aikštelių paprastai nebūna apgyvendinimo vietų arba tų apgyvendinimo vietų būna labai mažai. Šitą problemą Teisingumo teismas pripažino, bet nevertino, kad tai yra pakankamas argumentas organizuoti tą poilsį vilkikuose. Na ir taip pat su pirmuoju argumentu susijęs ir antrasis, kad kai nėra tinkamų apgyvendinimo vietų šalia aikštelių, tai atsiranda papildomi kaštai, ieškant tų tinkamų apgyvendinimo vietų ir važinėjant ratais su vilkiku pilnai pakrautu, norint surasti tinkamą viešbutį. Dabar ką pasakė teismas? Vėlgi akcentavo pirmiausia socialinį aspektą ir darbuotojų teisių apsaugą, kad vairuotojams yra svarbu tinkamai pailsėti. Ir nors transporto priemonių kabinos yra tikrai šiais laikais pakankamai įspūdingos, ypatingai naujų transporto priemonių ir ten tikrai ir vietos nemažai ir ilsėtis ganėtinai kokybiškai galima, visgi ilgesniems laikotarpiams negu kasdienio poilsio laikotarpiai ar sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiai teismo vertinimo tos sąlygos netinka. Kaip ir minėta, tinkamas būstas turi būti su sanitarinėmis patalpomis, kad vairuotojai galėtų nusiprausti, kad galėtų išsiskalbti, o vilkiko kabinoje akivaizdu, kad tų sąlygų jie neturėtų. Vėlgi teismas įvertino ir tai, kad vairuotojo interesas nėra vien tik darbdavio interesas, ne?
ir nusprendė, kad negalima tikėtis, kad vairuotojas 45 valandas bus šalia kažkokios stovėjimo aikštelės. Visgi žmogus gali turėti kitų interesų, jis savo poilsio laiku gali disponuoti laisvai, gali vykti apsižvalgyti po šalį, gali veikti, ką jis nori, turėti hobių, išvykti iš stovėjimo aikštelės, apskritai joje nesilankyti visas 45 valandas. Todėl tas būstas neturi būti šalia stovėjimo aikštelės. Teismo vertinimu šitie aspektai nėra vienas su kitu susiję. Iš finansinės pusės, kas yra svarbu, kad teismas akcentavo, kad nėra pareigos transporto priemonės laikyti būtent saugomose aikštelėse. Aišku, suprantam, kad darbdavio interesas laikyti saugomoje vietoje transporto priemonė, ypatingai jeigu jinai yra su kroviniu, yra labai didelis, nes draudimas kitaip negalios, jeigu paliksim kažkur šalikeliai. Visgi vertinant vairuotojų darbo sąlygas, tai jiems tas nesvarbu ir ne vairuotojo galvos skausmas turėtų būti, kokioje aikštelėje tas vilkikas bus. Taip, tada vėlgi pažymėta, kad vairuotojas neturi saugoti krovinio savo poilsio laiku, ar ne, jeigu įprasta yra, kad vairuotojas miega vilkike ir jis tuo pačiu ir prižiūri netgi poilsio dienomis tą krovinį, tai teismo vertinimu iš vairuotojo šito tikėtis ir reikalauti tikrai negalima. Vairuotojas gali palikti vilkiką ir su kroviniu nustatytoj vietoj ir jo neprižiūrėti, ir tai nėra jo pareiga. Kas yra svarbu, vat ir grįžtant prie tos pirmos temos, ką sakiau, paminėsiu, ar ne, kad jeigu vairuotojas atsisako grįžti, praleisti savo savaitinį poilsį normalų arba kompensuojamą savaitinį poilsį į veiklos centrą arba gyvenamą vietą, jis gali pasirinkti ilsėtis kažkokiam būste komandiruotės vietoje ir už tą būstą turėtų apmokėti darbdavys. Tai čia galimas variantas, kad vairuotojas atsisako grįžti, jam gerai ilsėtis ten, kur jis yra, ir darbdaviui nekils pareiga organizuoti jo grįžimo, jeigu jis suteiks normalų būstą pailsėti darbuotojui toje vietoje. Pareiga padengti būsto išlaidas, teismas pažymėjo, kad tas būstas, tą būstą gali pasirinkti darbdavys. Tai nebūtinai 5 žvaigždučių viešbutis, ar ne, nebūtinai darbuotojas jį gali pasirinkti, jį renkasi darbdavys ir tokiu būdu kontroliuoja savo išlaidas darbuotojų būstui. Dabar kokia yra atsakomybė? Atsakomybė už mobilumo paketo pažeidimus yra numatyta administracinių nusižengimų kodekso 450 straipsnį. Pati atsakomybė kaip bauda, jinai yra nedidelė, iš tikrųjų iki 900 eurų, kas sudaro labai mažus kaštus palyginus, ar ne, ir jeigu vien tik šita bauda būtų, gal apskritai nevertėtų sukti galvos dėl to mobilumo paketo. Bet vertinant pažeidimų sunkumą, gali už tam tikrą kiekį pažeidimų būti pradėta nacionalinė nepriekaištingos reputacijos vertinimo procedūra. Ir ką tai reiškia, kad vežėjui iškyla grėsmė netekti licencijas. Tai dėl to iš tikrųjų reikia labai atkreipti dėmesį, kaip yra organizuojamos darbuotojų komandiruotės, kada darbuotojai turėtų sugrįžti į operacijų centrą arba į savo gyvenamąją vietą ir kokiomis sąlygomis darbuotojai ilsisi. Jeigu darbuotojas atsisako grįžti, labai svarbu, kad tai būtų aiškiai išreikšta ir būtų aiškus darbuotojo prašymas, net jeigu tas prašymas, nebūtinai jis turi būti rašytinis ant kažkokio popieriaus lapo ir pasirašytas, bet įprastais komunikacijos kanalais pateiktas, Viberis, WhatsAppas, kas dažniausiai naudojama. Jeigu darbuotojas aiškiai atsisakys grįžti, tai ta atsakomybė neturėtų būti taikoma.
Tai tiek apie mobilumo paketo bylą, aišku, ten yra daugiau įdomių dalykų, bet šiandienos kontekste, darbo teisės kontekste, aš norėjau akcentuoti būtent šituos du aspektus. Ir dėkui už dėmesį. Mūsų webinaras eina į pabaigą. Norėtumėm padėkoti visiems dalyviams, kurie prisijungė. Vilius jau turbūt išvyko į teismo posėdį. Tai aš visiems prisijungusiems norėčiau dar kartą užakcentuoti, kad po webinaro gausite jo vaizdo įrašą. Ir tame laiške, kuriame gausite, bus taip pat nurodyta, kokiu būdu galite užsiregistruoti, kad gautumėte mūsų naujienlaiškius ir informaciją apie kitus webinarus, jeigu jums tai būtų aktualu. Tai dėkojam, gražios visiems dienos ir viso geriausio. Geros dienos ir savaitgalio. Ačiū, iki.